diena. Pagaliau aš. Ir vėl kely. Eik tu namas, aš pamiršau kaip važiuoti. Tiek senai bebuvau. Kaip tas pavaras čia? O, gale. Jau buvau pamiršęs, kaip tas aparats važiuoja. Kažkaip laisviau dabar palika, sakau, reik sėsti. Važiuojam pas Oksą. Eliksas šiandien negali. Sakau, su Oksu reik susitikti. O, Dieve, kvep tepalais. Wow. Aš apie šuniuką. Wow, šuniukas. Seniai sėdži ir žiūri šuniuką. Oik, tu važiuok toliau. Pizė. Nesveik senis. Sakau, prasuksiu pro Šiaulius ratuką, pafilmuosiu kažkokį intro, susitiksiu su Oksas, gal leis pavažiuoti su savo pirdą, nes taip ir nenufilmavau aš to vlogą su jo mocu. Norėjau padaryti vidosiką su jo mocu, su Suzuki GSX-R. Tai važiuojam, gal dabar pavyks. Jeigu neužtruksiu čia mieste su tuo intro valandą, nesibaigs gal nesibaigs man kortelė į vietą. Neberandu laisvos pavaros. Pavargau. Ai, nes buvo trečia jungta. Draguot sugalvoja Oksas su bimbalu. Kol važiuojam iki Oksas, nepamiršat prisiregistruoti Discordą Motoraudo. Ar atvarėt? Šiaip Šiauliuose nedaug jūs yra. Mačiau, susitinkat keliese, bet aš tikiu, kad yra daugiau mocų. Aš mačiau, kad susitinkat ir daugiau, bet tie, kas stebi, tai užžiūrėkit į Motoraudą, pasivažinėkit kartu, prisijunkit prie bendruomenės. Va taip va, slystelėjom. Šį padangas pas mane lievos. Reikės investuoti į padangas. Senai reikėjo, blemba, su 12 metų padangom važinėjau. Ir dar be gėro šiandien visiškai. Bet karšta šiandien. Reik važiuoti iki oro uostą, padarysiu intro. Nors ką čia bešnekėti. Vat buvau susitikęs su Foxsky. Nesekat Foxsky, užeikite Foxsky pasižiūrėti. Foxsky, jeigu tu žiūri mano vlogą, tai tau reklama nemokamai seni. Aš esu prisiminęs, kaip tu pasižadėjai padaryti face revealą, kai tu surinksi 10 štukių prenumeratorių. Aš žinau, kad atsimenu tave. Tai seniukai nepasišiukšlink, žinok, 10 štukių tau jau jaučiu yra, ar dar bus tik tais, bet jau nebeduolis. Aš atsiminsiu, žinok, aš laivą žiūrėjau, tu buvai prisibazarinę senį. Tai vat buvau susitikęs su Foxsky'um, sakom, padarysim bendrą vlogą, nu ir tai va viskas. Nieka. Всё. Ir buvo kalbėsena, sakom, sakau, dėl ko tu nekeli kažko, tai kad tu šneki. Nu labai retai, ne? Pas jį vidosikai dažniausiai be garso, nu su garso muzika tiesiog. Nu sako, nėra ką kalbėti. Blemba, dabar galvoju, nu iš tikrųjų nėra ką kalbėti.
važiuoji. Ką dabar man pakomentuoti? O, čia 3 konteineriai. O, žiūrėkit, čia varna šoliuoji. Šoliuoji varna. Čia galėjau sustoti į banatą. Vis per tuos lėkimus. Gerai, čia sustosiu. Atrodo, čia gerai visą vietą. Čia nematys nieks. O taip va. Gal nenukris? Atsidarysiu stikliuką. Blemba, kai spaudž man nosį. Aš vis dar neturiu normalios įrašymo įrangos. Pas mane telefonas, iPhone'as 3GS. A, girdėjo tokį? Įrašinėjo garsą su iPhone'u 3GS. Tai... Drėkštė, žodžiu. Labą dieną. Šiandien susitikom mes papizdėlinti nesąmonių su šito gražiausiu pasaulyje aparatu. Gavau komentarų. Nebeskaitau iš jų, bet neturėjau ką veikti. Paskaičiau. Viens rašo. Praudi, kada naujas mocas? Davai, nenori atsinaujinti naujesnį mocą? Į tą naujesnį RR, kur jų lempos eina vienodos, ne taip kaip čia viena skirtinga, kita skirtinga. Ne, seniukai, ne. Gal ir norėčiau, bet su finansais dabar tikrai neišeis. O šits mocas man yra pats gražiausias iš RR, žinokit. Tuos išskirtinės lempos ir yra išskirtinums BMW motociklų. GS-ai, RR-ai, R-ai, kokie ten dar yra. Su skirtingom lempom turi kažkokį unikalumą. Tu pamatai skirtingas lempas ir tu jau žinai, kad čia važiuoja RRs. Tai važiuosim, man atrodo. Reikės važiuoti. O čia hebros daug yra. Kokie baudėjai, kodė bauda. Čia gerų limucai, reik duot. Pabandyti paprašyti pavažiuoti. Moto, užsuk. Su 10% nuolaidą. Moto LT detalėm, va tokiem apirdom šalmam. Praudas įrašysi didžiosiam raidėm ir gausi nuolaidą. O dieve. Praudas supirda, pysė. Kaip švelniai važiuoji. Wow. Eik tu, kaip gerai važiuoji. Minkšta. Aš senai norėjau pirdos, blembo, dabar pasimaišė man bičiai su pirda. Belenkas. Čia degaliniai sakys debils, važinėjęs, su pirda džiaugias. O, dar viens. Kai lėktuvus, kai kukurūzniks pravažiavo garsas. Ką mes čia turim? Turim Suzuki GSX-R 1000. Du Akropovičiai. Gražios dūdos išmetims. Litras, žodžiu. 138 kW. Gražuolis. Šiaip įdomi sėdėsina pas jį. Nu, ne taip kaip RR. Ne taip kaip kituose apžvelgtuose motuose Oksas. Šiaip jeigu norėsit, parašykit. Pasiekit Instagram'e Oksas. Parašykit, gal parduos, nes atpasin Honda jisai. Nu, blemba. Visai žemai. Motorroad lipduks. A mane? Unleaded. Ką reiškia? Size Suzuki Advanced Immobilizer System. How damn cool. Nu. Kaip garsiai. Nu. O. Noice. O.
kaip įdomiai. Va čia tai vis tiek Japons yra Japons. Važiuoju su 7 metais senesniu motociklu, bet jaučiuosi, kad važiuoju su 7 metais jaunesniu motociklu negu mano. Jis toks žymiai švelnesnis negu pas mane RRs. Toks žymiai, atrodo, naujas motociklas. Ir atrodo, kad važiuočiau kaip su 600 kubų. Ne dėl to, kad jis netrauk, o dėl to, kad jis išvelnus belenkoj. Твою мать. О, гаш. Nu trauka tikrai nesvietiška. Jo, valdomų. Jisai sėdės, aš sakyčiau, pas jį sėdėsena įdomi. Tokie dar labiau vaisiaus poza, gal kojas biškai aukščiau pakeltos. Bet traukos tai pizdėts. Trauka tai pizdėts. Oh my God! Gavęs kaip pas litrą, o važiuojas kaip su 600, švelniai, gražiai, jokių vibracijų, vos gazą paspaudus, pizdėts. Valdomums belenkas. Ir šiaip žiūri patogiai sėdės. Kojas man tik per daug sulinkusias atrodo ir taip atgal jos numestas. Bet šiaip tai wow, sėdinė patogi. Nice, nice. Užskaitau seniukai tą motociklą. Va dėl ko jūs taip Suzuki mėgstat, va dėl ko jisai toks fains. Eiktų. Žinokit, už Honda CBR man jisai tų metų labiau patinka. Suzuki yra Suzuki, nu. Ir minkštai važiuojas, vat Oksas dabar purtas. Su mano mocu dabar jis purtas, nes jis yra kietas. O čia pėzė, kruizinė, va tai va. Smagiausiai. Užskaitau, va. O tai va, belenkai, va. Pas mane taip nepadarysi, seniukai. Pas mane turi įdėti jėgos, kad tai padaryti. O čia, op, 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 op. Ir šiaip duslintaus labai maladėts. Per daug nekriok. Neįmanom apkurst. Labai gražu. Nu, Oksas liek. Tas pats čia, ne? Hello, hello, hello. Flyby video. Holy fuck. Hello, beautiful. Boom. Čia geriausia vieta yra
nesąmonės daryti. Čia tada su motoraudu pasipiršimą darėm. Čia gera vieta šiaip. Kas nežino tos vietos, mestelkite man Discordą motoraudę. Aš papasakosiu. Atvažiuoju. O blemba, man reikia trauktis, jaučiu. Tu namas. Oi, nuo savo. Nu ką, pakimarinom. Su Oksas dabar galim lėkti link Šiaulių. Pridarėm nesąmonę, prifilmavom nesąmonių. Užsikūrė griaustinis, važiuojam ir mes tada. Čiut nepersiverčiau. Kojas nebelaika. Amžius, smėlis, iš šiknos jau byra.